Labas rytas, tik ką pabudusiems. Dabar mes, jūs, gerbiami Lietuvos televizijos žiūrovai, norime pakviesti į mūšį. O į mūšį jūs kviečia Ukmergės karo istorijos klubo kapralas Tomas Pečiūra ir šio klubo nariai Violeta Juozapavičiūtė ir Julius Zareckas. Labas rytas. Labas rytas. Gerą dieną. Tikrai malonu. Violeta, tai kokį mes mūšį kviečiame žiūrovus? Kviečiame į tradicinį Ukmergėje vykstantį mūšį, Vilkmergės Deltuvos mūšį, įvykusi 1812 metais. Ir tai buvo Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto ir Rusijos caro Aleksandro I kariuomenių susidūrimas. Vienintelis ir pirmasis susidūrimas šitos kampanijos į Rusiją metu įvykęs Lietuvoje. Taip, kaip tik žiūrovai mato vaizdus turbūt iš praėjusių čia metų. Gal trumpai, Juliau, priminkite istoriją Deltuvos mūšio. Na, prieš 199 metus, kitais metais 200 metų jubiliejus, kaip tik būtent birželio 28 dieną. Ir įvyko tas iš esmės pirmasis Napoleono kampanijos Rusija mūšis, tuo jis turbūt labiausiai išsiskiria, nes koks jis ten bebūtų savo masteliais, tai yra vis tiek pirmasis mūšis. Šio mūšio esmė tokia, kad tiesiog aplink Ukmergę stovėjęs pirmasis rusų pėstininkų korpusas, matydamas turbūt, kad nesugebės atlaikyti prancūzų puolimo, nutarė trauktis būtent per Ukmergę, per Šventąją ir kad Šventoji paskui kaip natūrali vandens kliūtis šiek tiek sustabdytų prancūzų judėjimą. Bet kadangi ta upė buvo plati, turbūt tiltas buvo nelabai platus, vis tik tai tam korpuse buvo apie 17 000 karių, tai tas persikėlimo laikotarpis buvo, ne toks trumpas ir dėl to, kad sėkmingai jisai vyktų, kad sakykime, puolantis prancūzai netrukdytų, buvo pasiūstas, sakykime, 4000 karių ariergardas, kuris, sakykime, ir tiesiog sulaikinėjo prancūzų puolimą. Šito mūšio esmė, sakykime. Užduotis to ariergardo buvo sėkmingai vykdyta, kadangi iš esmės mūšis tęsėsi vos ne 16 valandų per įvairius etapus, traukimusius ir puolimusius. Žodžiu, korpusas tikrai sėkmingai persikėlė, nepatyrė jokių nuostolių ir iš esmės, nors teoriškai kaip ir mūšį laimėjo prancūzai, bet galima sakyti, kad ir buvo pasiekta ir rusų pergalė, kadangi savo tikslą įvykdė. Koks bus mūšio mastelis šeštadienį Deltuvoje? Šeštadienis iš tiesų nusimato ganėtinai stiprus ir karštas, kadangi tai pirmieji metai, kada mes sulaukėme tiek daug norinčių dalyvauti mūšyje karo istorijos klubų, būtent pulkų iš 4 šalių, tai yra Baltarusija, Latvija, Lenkija ir keli Lietuvos karo istorijos klubai. Planuojama šiai dienai skaičius yra apie 200 karių, plus dar kavalerija ir ganėtinai daug artilerijos. Bet ne tik žiūrovai turės progos stebėti pačią mūšio. Mūšis yra jau, kaip sakykime, vainikuoja mūsų tą visą susirinkimą, ką mes darom per rekonstrukciją ir visą kitą. Nes stovykla, gyvenimas jos, būtent dėl ko mes taip apsirengę, dėl ko mes su savo ginklais, dėl ko mes be laikrodžių, dėl ko mes, dar su akiniais, aišku. Bet mes bandome būtent rekonstruoti tų laikų buitį, gyvenimą. Tai stovykla yra viena iš tokių didžiausių dalykų, kada jau susirenka visi tie žmonės, kada visi gyvena, valgo iš medinių puodelių. Visą tą buitį mes kaip tik rodysim žmonėm. Galės atvykę pabandyti iššauti šautuvą, kas tai yra, pauostyti tą parako, trenksmą ir visą kitą. Tai yra gyvenimo būdas ir reikia su juo dalintis truputėlį. Aš tiesiog noriu, galbūt ir Vilę patiksinti. Iš tikrųjų, tai, man rodos, bus rekordiniai metai, net nesitikėjom, kad tai bus, bet galbūt tas mūsų įdirbis, sakykime, tik tai jau 10. festivalis, davė tai, kad, tikrai, kaip Vilė minėjo, netoli 200 dalyvių bus. O noriu priminti, kad pats pirmas festivalis, kurio iniciatoriai šiaip jau buvo Kauno karo istorijos darbuotojai, tuo metu tik tai pats pirmas renginys buvo tik 30 dalyvių. Tai matot, augimas, sakykime, jau ne procentais, o kartais. Ir vėlgi, tas didelis žmonių kiekis, sakykime, ir žiūrovai tą spektaklį daro tikrai gražesnį, sakykime. Violeta, kas jūsų krepšyje? Šiai dienai tuščias. Bet įprastai, tarkim, aš šiuo metu esu marketantė. Tai būdavo merginos, moteris, kurios nelinksmindavo kareivių, jos tiesiog juos lydėdavo. Tarkim, daug kas šiepia lūpą, kad čia jau vos ne kažkokios linksmintojos, iš tiesų tai būdavo
didžiulės pagalbininkės tiek pačiame mūšyje, jos gelbėdavo, jos, tarkim, tvarstydavo žaizdas, jos ten duodavo kareivių atsigerti, ar ten, tarkim, gelbėdavo visokiojopai. Ir visuomet jos eidavo paskui pulkus, tarkim, pereinant iš vienos vietovės į kitą, jos tiesiog sekdavo ir būdavo kaip ir priekybininkės ir tokios įvairių paslaugų priekeivės, tarkim, siūti, ten kažką batus gaminti, ar ten uniformą siūti, jų būdavo toks darbas. O jūsų, Tomai, amunicija? Nu, aš beveik pasiruošęs mūšį, šovinių neturiu, bet galiu būti ganėtinai pavojingas. Tai tiesiog yra patrontašė, šoviniai, 30 šovinių būdavo suruošta, kardas, durtuvo vieta, viskas. Tai kareivis turėdavo nešti ant savęs, dar turėdavo duonmaišį, kuris ten, dabar nedemonstruojam, kadangi tai yra ne statutinis daiktas. Tiesiog žmogus pasisiūdavo, taip ir vadinasi, duonmaišis. Tarbelė, ten nešdavo maisto produktus. O šie ginklai yra realūs, tik tai mes turbūt neišbandysime čia studijoje. Tai yra kopijos. Tai yra kopijos realių ginklų. Iš tikrųjų, jie šauna ir tai su jais reikia ir atsargiai, ir tvarkingai. Ir koks mūšis be būgnų? Kaip būdavo anksčiau? Būgnas yra signalas. Būgnas yra signalas. Vienas svarbiausių turbūt viso, sakykime, pulko asmuo, jis yra komandų davėjas, sakykime, vienas trenksmas, viena reiškia, kitas trenksmas. Ta prasme, tik kareivis būtent ir galėdavo girdėti būtent būgną trenksmą ir pagal tai orientuotis, ką jis turi daryti. Tai iš esmės, sakykime, antras žmogus po karininko yra būgnininkas turbūt. Ir Violeta, priminkite, kur renkamės? Na, festivalio pradžioje bus Ukmergės miesto centre ir tai bus ganėtinai spalvingas, įspūdingas ir įsivaizduoju ganėtinai ilgą koloną sudarantis paradas miesto gatvėse. Bus 12 valandą. 12 valandą šeštadienį. O tada visi kareiviai keliauja į Deltuvos miestelį, tai yra visai šalia Ukmergės. Ir ten jau vyksta amatininkų prekybininkų mugė. Ir 4 valandą žiūrovai tiesiog galės gyvai pamatyti, prisiliesti šiek tiek prie tos istorijos, kas įvyko prieš 200 metų. Ačiū Violeta, ačiū vyrai, kad atvykote, susitiksime mūšio lauke. Ačiū Jums, kviečiam. Už Dievą ir tėvynę.